Ir paskutinė šios Vinted serijos dalis. Komentaruose vis pasirodo, kokie absurdiški įstatymai, negi žmogus jau negali savo senų drabužių parduoti. Gali, kas jums sakė, kad negali? Ir įstatymas čia visai neblogas. Parduodant savo asmeninius daiktus iki 2,5 tūkstančių eurų per metus siekiantis pardavimo pajamų ir dokumentais pagrįstos jų įsigijimo kainos skirtumas yra neapmokestinamas. Atkreipk dėmesį, kalbame ne apie būtinai tuos 2,5 tūkstančių eurų pajamų, o apie skirtumą. Jeigu drabužiams, batams ir rankiniams kadaise išleidai 6 tūkstančius eurų, o per Vinted juos pardavė už 3 tūkstančius eurų, jokių 3 tūkstančių eurų uždarbio čia nėra. Čia tik spintos kapinėse atkasta dalis anksčiau palaidotų pinigų. Paprastai žmogus pardavinėjantis savo dėvėtus daiktus po 50 ar 20 eurų jokio didžiulio pelno ir neuždirba. Tam reikėtų ne spintos, tam reikėtų, jau minėjau, praeitos serijos pusės vagono škurliukų. Todėl nereikia apsimesti, kad įstatymas draudžia išvalyti spintą. Jis to nedraudžia. Bet primenu, jeigu nuolat perki prekes tam, kad jas perparduotum, dėlioji antkainius, reguliariai keli skelbimus ir sieki uždirbti, tai jau ne spintos valymas, tai prekyba. Ir 2,5 tūkstančio eurų nėra leidimas iki tos sumos vykdyti verslą, jo neįregistravus. Neįstatymas čia absurdiškas. Absurdiška yra turėti parduotuvę be iškabos ir pykti, kad mokesčių administratorius jos nevadina asmeninę spintą. Nori prekiauti? Prekiauk. Tik veiklą įformink ir nebandyk verslo aprengti senos palaidinės kostiumu. Taigi pelningo verslo ir protingų sprendimų.